Susisiekimo ministerija džiaugiasi šiuo įgyvendinimu projektu ir šiandien yra svarbi diena, kada mes susitinkame seminare ir kur pamatysime ir praktinį šio projekto demonstravimą. Lietuva su estais atliko paruošiamuosius darbus ir yra parengti EFTI vartai, kurie jau dabar skatina verslo įmonės prisijungti prie šio pokyčio ir pradėti diegti savo skaitmenizacijos sprendinius, kad perėjimas prie EFTI būtų kuo sklandesnis. Lietuvoje EFTI sprendinį mes kūrėme remdamiesi jau turima savo patirtimi ir turimais sprendiniais, kurie egzistuoja ir puikiai veikia. Jau prieš 10 metų išmaniosios mokesčių administravimo sistemos viena iš posistemių IVAZas yra sukurtas, puikiai veikiantis ir leidžiantis tiek verslui, tiek kontroliuojančioms institucijoms gauti duomenis elektroniniu būdu. Bet kadangi puikiai veikiantis sprendinys, Lietuva nusprendė išnaudoti šitą galimybę ir šitos sistemos pagrindų toliau plėtoti ir EFTI sprendinį kurti būtent jau tarptautiniams važtaraščiams, būtent ant IVAZo. Kai man tenka pristatinėti EFTI, dažniausiai galvoje turiu galimybės. Ir tai visų pirma galimybės tiek verslui, tiek institucijoms. Institucijoms tai reiškia daug efektyvesnį, paprastesnį ir greitesnį verslo kontrolės ir priežiūros mechanizmą. Na, o verslui vėlgi galimybės savo logistikos procesus padaryti daug efektyvesnius ir paprastesnius, nes EFTI visų pirma kalba apie popierinių dokumentų atsisakymą ir transformaciją į skaitmeninę erdvę. Today's demo showed us that cross-border data exchange between countries is possible, and the development work carried out by Digilogistika Keskus has led us on the right direction. Kadangi bus perkelta krovinių dokumentacija į elektroninę erdvę ir galėsime tai matyti realiu laiku ir sekti krovinių judėjimą visoje Europos Sąjungoje. Ir čia turbūt labai svarbu paminėti, kad tai ne tik tai ėjimas į skaitmenizaciją, duomenų teikimas elektroniniu būdu, bet žinoma ir administracinės naštos mažinimas tiek verslui, tiek viešajam sektoriui, tiek kontroliuojančioms institucijoms, pasiekti, gauti efektyviai duomenis, kontroliuoti logistikos sektorių. Tai džiaugiamės bendradarbiavimu, pasiekimais, ir tikimės, kad ateityje EFTI bus puikus sprendinys ir užtikrins dar didesnį ir spartesnę skaitmenizaciją visoje Europos Sąjungoje.